Mediacijos metu išsiaiškinus interesus, išsiaiškinus daugiau ir apie verslo atstovų, ginčo šalių poreikius, dažnai sugalvojami tokie sprendimai, kurie yra tikrai nestandartiniai, joks teismas nebūtų tokių sprendimų priėmęs, bet kurie atveria ir naujas galimybės. Privalomosios mediacijos šeimos ginčuose paskatino mediaciją ir kitose srityse. Didžiulį susidomėjimą jaučiame mediaciją darbo santykiuose, bet tai yra daugiau darbo vietose, kilę konfliktai. Ir jeigu taip sektoriai žiūrint, tai švietimo sektorius, sveikatos priežiūros sektorius, tai yra tie sektoriai, kur mediatorių pagalbos vis dažniau prireikia, sprendžiant kolektyvo problemas. Jeigu taip reikėtų trumpai įvertinti pagrindinius skirtumus, bet to akivaizdaus, kad iki teismo, tai jokia byla teisme, joks teisinis procesas teisme nėra pradėtas. Tai ir eskalacijos lygmuo konflikto yra šiek tiek žemesnis ir paprastai sakoma, kad kuo žemesnė ta eskalacija, tuo paprasčiau ir greičiau tą konfliktą galima išspręsti. Teisme jau yra pradėtas teisminis nagrinėjimas. Tai jau yra pateiktas ieškinys, jis priimtas. Jau žmonės yra investavę tiek laiko, tiek laiko tokiam ir apmąstymams galų gale eiti tuo rimčiausiu keliu ar ne. Ir galų gale tas bendravimas procesiniais dokumentais dar labiau eskaluoja konfliktą. Jau demonizuoja vienas kitą ginčo šalis. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki klausytojai. Šiandien kalbiname profesorę Agnę Tvaronavičienę. Tinklalaidę filmuojame Workland, pilnai aptarnaujamų biurų ir darbo erdvėse. O dabar, Agne, pas jūs daugiau mediacijų, dėstymo ar mediatorių rūmų veiklos? Jeigu taip žiūrėti, tai turbūt vis tiek mano pirma ta linija yra akademinė, kaip bebūtų. Tai nežinau, kaip bus ateityje, dabar tai tikrai daugiau akademinė ta linija, nes visur nespėsi. Tai teko jau pajausti tą, kai visko norėjosi ir medijuoti norėjosi ir ten, ir dar tą akademinę, tai vis tiek matyt reikėjo pasirinkti. Tai čia vis tiek toks pasirinkimas, ta akademinė veikla, jinai nenutolsta nuo mediacijos dėl to, kad aš nedarau nieko kito. Tiek visi mano darbai, tiek studentai, tiek doktorantai rašantis pas mane mokslinius darbus, tiek mokymų vedimas, tiek projektai, moksliniai tyrimai, viskas susijęs su mediacija. Tai turiu tokią prabangą, iš tikrųjų išsikristalizavau tą sritį ir joje dirbu ir kol kas taip, kad negaliu net ketvirčio laiko skirti medijavimui. Bet tikiuosi gal ateityje kažkaip keisis, norėsit gal labiau daugiau tos praktikos, mažiau akademinės veiklos, bet kol kas labai daug iššūkių ir labai daug fainų, gerų galimybių toje akademinėje veikloje yra. O buvo kažkurio etapu, kad mediacija daugiau pati užėmė praktiką? Buvo didelis noras, kad būtų daugiau mediacijos, bet vėlgi tai čia buvo prieš 10 metų, kai mediacijos tas vystymasis nebuvo toks greitas, kaip norėjosi. Tai iš tos pusės žiūrint, tada buvo bėda, buvo laiko, buvo noro, bet nebuvo klientų. Tai po to viskas matyt keičiasi tiesa ir tada atsiranda, kad to laiko pradeda trūkti, kitos veiklos užgožia, bet atsiranda klientų, kurie norėtų. Tai irgi tada pasirenki, žiūri ginčus pagal ginčių specifiką kažkiek minimaliai, bet vis tiek visada norisi kaip sportininkui neprarasti formos, nes tai yra praktika, tu negali be praktikos turėti tą savo indą užpildytą, kad galėtum su kitais dalintis, kitus mediatorius ruošti, tu turi turėti tą praktiką ir kiekvienas atvejis labai labai praturtina. Aš labai daug gaunu iš kiekvieno to konflikto ir augam kartu. Tai šiaip tokias sritis, tikrai, kur man labai, aš matau ir perspektyvų daug, ir matau naudą, tik aišku yra ir iššūkių.
nemažai iššūkių, kalbant ir apie darbo kokybę mediatorių, kalbant apskritai apie tą mediacijos įvaizdį, kuris formuojasi, nes tikrai matyt kiekvienas mediatorius tą savo indėlį tai įdeda, tiesa, ir jeigu tas indėlis kokybiškas, profesionalus, viskas gerai. Jeigu šiek tiek ne, jau yra problemų. Ir dabar aš dar vadovauju tai Lietuvos mediatorių veiklos vertinimo komisijai. Ir tas irgi mane privertė šiek tiek sustabdyti veiklą, nes kai vertini kitus, tai vis tiek yra toksai momentas, aš tiesiog iš vidaus jaučiu, kad turbūt reikia atsitraukti nuo praktikos tam, kad galėtum vertinti kitus, nes man sunku vertinti kitus, kai pati praktikuoju labai daug. Tai irgi toks kažkaip iš vidaus. Jau kadangi daug kartuojam tą žodį, tai mediacija, kaip jūs žmogui, kuris pirmą kartą girdėtų, kaip paaiškintumėt, kas jinai yra? Iš tikrųjų, mediacija tai nėra kažkokia procedūra, procesas, kažkoks rimtas, labai sudėtingas. Tai yra pokalbis. Aš matau mediaciją kaip pokalbį, kaip mes dabar su jumis maloniai jaukiai geriam arbatą, tai lygiai taip pat aš matau ir mediaciją kaip pokalbį. Be abejo, tas pokalbis nėra lengvas, nes susitinka prie stalo mediatorius ir dvi šalis, kurios yra konflikte. Ir šalims mediatorius padeda bendrauti. Tai yra turbūt pagrindinė funkcija mediatoriaus, kad jis padeda jom bendrauti, nes tikriausiai jau prie to derybų stalo žmonės jau buvo susitikę. Bet kadangi jie yra užvaldyti ir stiprių emocijų, jie yra vienas kito greičiausiai ir įskaudinti, nusivylę, jaučia įvairias kitas stiprias emocijas, tas bendravimas yra labai sudėtingas. Ir dažnai, prisiminkime kiekvieną save, tiesa, labai dažnai toj konfliktiniai situacijai baigėsi tuo, kad trenkiame duris, nustojame kalbėtis, nes mūsų negirdi, kad mes irgi, stengiamės galbūt, mums taip atrodo, bet gal ir nepakankamai suprasti kitą pusę ir liekame nesupratę, liekame neišgirsti ir tas pokalbis baigėsi. Tai mediacija yra kitaip, dėl to, kad tai yra profesionalus, trečiasis nešališkas žmogus, dalyvauja tam pokalbį ir padeda nugalėti tuos sudėtingumus bendraujant. Padeda sustruktūruoti procesą, išskaido tą didelę, atrodo neįveikiamą problemą į mažesnes dalis, į mažesnius spręstinius klausimus. Turi savo įrankių dėžutę, žinot, kaip sunegalavus kviečiame greitąją pagalbą, medikai atvažiuoja su įrankių dėžutė, tiesa, su savo prietaisais, tam, kad kokius įmanomo tyrimus padaryti. Ir mediatorius ateina į tą įvykio vietą, į tą konfliktinę situaciją su savo įrankių dėžutė, bet jinai kupina tokių nestandartinių, neapčiuopiamų įrankių, bendravimą lengvinančių įrankių. Kaip padėti žmonėms susikalbėti. O mediatoriai dažniausiai, jūsų nuomonė, pas mus dabar pagal statistiką iš tų, kas yra daugiau iš teisininkų, psichologų, iš kurios srities? Dominuoja teisininkai, bet tai jokių būdų nereiškia, kad mediacija kažkaip yra okupuota teisininkų ir kad kitų profesijų atstovai ten neturėtų eiti. Tikrai ne. Aš sakyčiau, labai priklauso nuo to, kas atneša į šalį mediacijos idėją. Ir Lietuvos atveju tai buvo teisėjai iš tiesų. Ir teisininkų bendruomenė, matyt, buvo ta pirmoji bendruomenė susidomėjusi, pradėjusi plėtoti. Žinau, kad kitose valstybėse yra kitaip. Kad ir kaimyniniai Ukrainoje mūsų kolegos dalinasi, sako, pas jūs dominuoja teisininkai, o pas mus ne, psichologai, socialiniai darbuotojai, nes pas jūs mediacija pradėjo vystytis iš socialinio darbo srities. Taip kad vėlgi nuo to priklauso. Ir šiandien Lietuvos mediatoriaus portretas matyt būtų toks, kad tai yra teisininkas, tiesą pasakius, kad tai yra teisininkė, nes kažkaip moterų mediatorių sąraše daugiau, tai tikrai nėra čia nuo lyties kažkokių ypatumų priklausantis dalykas, tiesiog sakau pastebėjimą tokį. Bet taip, teisė, tai yra tas sritis, kuri šiai dienai dominuoja. Bet tikiuosi, kad laikui bėgant, tai tas dominavimas vis bus mažiau ryškus. Kaip tik paminėjot, kad teisėjai pas mus buvo pradininkai Lietuvoje, tai iš esmės nuo 2005 metų pradėjus tik tais jau tokį kaip eksperimentą tą mediaciją taikyti iki dabar. Koks yra tas pokytis? Nes iš esmės, aišku,
pasijauti padidėjimas, manau, tada, kai nuo 20 privalomos atsirado šeimos mediacijos, tai tikriausiai šuolis buvo labai didelis. Bet kaip šiaip jūs galėtumėt apibūdinti tą pokytį, tą pakelimą pačios mediacijos, mediatorių skaičiaus, mokymų ir panašiai? Na tai jeigu žiūrėti tokių makro lygmenių, tai sakyčiau, Lietuva mediacijos srityje žengia 100-myliais žingsniais. Nes tai, ką kitose vakarų valstybėse tie procesai, kurie vyko nuo praeito šimtmečio vidurio, pas mus tai vyko per 20 metų. Tai, sakyčiau, kokiais 5 kartais greičiau negu kitur, jeigu kalbėti apie vakarų valstybės. Nes vis viena, atkūrus nepriklausomą Lietuvą, be abejo, buvo kiti prioritetai, bet su tom pažangiom, moderniom, iš demokratinių valstybių, tom demokratiniam vertybėm grįstų reformų teisės srityje, taip pat atėjo pas mus labai progresyvus taikos institutas, taikos sutarties institutas. Tai natūralu, kad susidarė galimybė toliau ir plėtoti mediaciją, kai atsirado tas taikos sutarties institutas. Ir taip jau žiūrint kaipgi tie 20 metų, tai pradėjus teisminę mediaciją, teisėjų iniciatyvą, kaip tik tą gražią 20 metų sukaktį minėjom spalio mėnesį, tai tų mediacijų buvo vienetai. Kelios dešimtis, po truputėlį augo, šiai dienai teisminės mediacijos praeitais metais praktiškai jau 1000, be kelių ten mediacijų 1000 siekia. Tai po truputį, mažai žingsneliais. Ta iki teisminė mediacija, jūs labai teisi sakydama, kad tas matyt sprogimas toks buvo skaičiaus atžvilgių, tai be abejo privalomoji mediacija šeimos ginčuose, kas tą vystymąsi mediacijos labai paskatino. Sunku pasakyti, aš negaliu pasakyti skaičių apskritai mediacijos Lietuvoje, nes kas yra užfiksuota statistiškai, tai yra teisminės mediacijos, yra privalomosios šeimos mediacijos fiksuojamos, kurios yra administruojamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ir finansuojamos valstybės. Bet tai, kas vyksta už šių iniciatyvų, tai nėra matoma, nes niekur mediatoriai iki šiol neteikia jokių ataskaitų ir mes nežinom, susumavus, kiek, kokiuose srityse tų mediacijų kasmet turime. Bet iš savo klientų, iš užklausų, iš savo kolegų darbo krūvio pasakojimų, tai tikrai matau, kad privalomosios mediacijos šeimos ginčuose paskatino mediaciją ir kitose srityse. Ir šiuo metu, ką mes jaučiame, didžiulį susidomėjimą jaučiame mediaciją darbo santykiuose, bet sakyčiau, tai nėra tie darbo ginčai, bet tai yra daugiau darbo vietose kilę konfliktai. Ir jeigu taip sektoriai žiūrint, tai švietimo sektorius, sveikatos priežiūros sektorius, tai yra tie sektoriai, kur mediatorių pagalbos vis dažniau prireikia, sprendžiant kolektyvo problemas. Ir tai matyti ir pasaulinė tendencija, nes po COVID-o, kai grįžome, jau šiek tiek tos mūsų savo ir bendravimo įgūdžius matyti pamiršome, tiesa. Ir iš to kyla daug konfliktų. Tai tiek šeimose tų konfliktų nemažėja, o darbe, jų tikrai yra labai daug, o darbas, tai sakyčiau, ar šeima, ar darbas yra labai panašu, nes jeigu paskaičiuojam valandom, tai kartais darbe net ir daugiau laiko praleidžiame. Antra šeima. Antra šeima. Ir jeigu toje antroji šeimoje nėra gera, nėra patogu, nėra malonu, o kaip tik yra daug skausmo, sunkių emocijų, tai mediacija čia yra raktas ir atranda vadovai, patys pradeda ieškoti mediacijos pagalbą. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Kadangi irgi užsiminėm ir nuo ko neprasidėjo, nuo teisminių mediacijų ir turim iki teisminę mediaciją, tai kuo skiriasi iš esmės teisminė mediacija nuo iki teisminės? Pati mediacija, jinai neturėtų nieko skirtis, nes mediacijos procesas, ta teorija, ta vidinė virtuvė, kur klientai turbūt ir nepastebi ir nemato, bet tai, ką mediatoriai daro, ką jie yra išmokyti daryti, kaip jie struktūruoja procesą, kokius įrankius naudoja, iš tikrųjų tai turėtų būti visa tas pats. Bet turbūt į kiekvieną procesą tie žmonės, kurie tą procesą vykdo, atsineša savitumą.
Nes mediacija vis dėlto jinai labai taip pat priklausoma ne tik nuo žinių ir gebėjimų mediatoriaus, bet ir nuo jo asmeninių savybių. Kita vertus, nuo kokių žinių daugiau turime, dažniausiai tokiom žiniom daugiau ir dalinamės. Tai jeigu taip reikėtų trumpai įvertinti pagrindinius skirtumus, bet to akivaizdaus, kad iki teismo, tai jokia byla teisme, joks teisinis procesas teisme nėra pradėtas. Tai ir eskalacijos lygmuo konflikto yra šiek tiek žemesnis. Ir paprastai sakoma, kad kuo žemesnė ta eskalacija, tuo paprasčiau ir greičiau tą konfliktą galima išspręsti. Tai priešingai žiūrint, teisme jau yra pradėtas teisminis nagrinėjimas. Tai jau yra pateiktas ieškinys, jis priimtas. Yra pateiktas atsiliepimas. Tai kaip minimum tiesa, tai jau yra padaryta. Jau žmonės yra investavę tiek laiko, tiek laiko tokiam ir apmąstymams galų gale eiti tuo rimčiausiu keliu ar ne. Jie yra investavę taip pat ir finansų. Jie yra dažniausiai jau radę ir teisinę pagalbą, už procesinių dokumentų rengimą jau yra mokėję. Ir galų gale tas bendravimas procesiniais dokumentais dar labiau eskaluoja konfliktą. Jau demonizuoja vienas kitą ginčo šalis ir tai vėlgi irgi yra ypatumas. Tai teisminiai mediacijoje jau byla yra teisme, jau šalių eskalacija tarpusavio santykių yra to konflikto eskalacija aukštesnė. Iš mediacijos perspektyvos dar priklauso, kas veda mediaciją. Tai ikiteisminė mediacija, jinai vedama mediatorių, kurie įrašyti Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, kurie visi yra pabaigę mokymus atitinkamus, kvalifikuoti, bent jau minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinka ir patys žmonės gali ir pasirinkti, ar tai bus mediatorius, teisininkas, advokatas, galbūt notaras, ar tai bus mediatorius psichologas, o gal tai bus mediatorius verslininkas, turintis didelę patirtį toj verslo srity, kur yra kilęs ginčas. Tai čia jau yra tikrai ta laisvė ir rinktis. Ir paprastai mediatorius ir dalinasi tai tom žiniom ir įgūdžiais, kurių turi, o teismuose mediatorium dažniausiai būna teisėjai. Tai nėra taip, kad tai yra taisyklė be išimties, kadangi jeigu nėra teisėjo, kuris galėtų tą mediaciją, tą konkretų atvejį apsiimti, yra galimybė taip pat kreiptis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą teisėjų bylą nagrinėjančiam ir prašyti skirti mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo, bet praktika rodo, kad vis dėlto dažniausiai teisminė mediacija yra vedama mediatorių teisėjų. Tai praeitais metais, jeigu gerai atsimenu, tik tai 68 bylos buvo, kai paskirtas buvo mediatorius ne iš teisėjų korpuso. Ir mediatoriai teisėjai, kiekvienas irgi savitas tiesa, bet nemažai yra teisėjų, kurie vis dėlto gal tokį daugiau pragmatinį požiūrį turi mediaciją, nori galbūt greitesnio to proceso, kas ne visuomet garantuoja tvaresnį rezultatą, bet jie nevengia pasidalinti savo mintimis apie tai, koks tas konfliktas ir kokios galimos jo pasiekmes, paprognozuoti galbūt kaip teismai spręstų. Tai labai dažnai yra toks skirtumas, toks vertinamasis stilius, kad mediatorius ne tik yra pagalbininkas bendraujant, bet taip pat ir toks pagalbininkas, modeliuojant, kas būtų, jeigu bylą vis dėlto nagrinėtų teismas ir toks galbūt aktyvesnis ir pasiūlymų teikimo srityje. Tai nėra kažkokios klaidos ar kažkokie neleistini dalykai mediacijoje, bet lyginant su tuo tokiu klasikiniu procesu, tai tas vertinamojo stiliaus mediatorius yra aktyvesnis ir tai turi tiek pliusų, tiek ir minusų. Taip, kad čia yra irgi specifika tiesiog tokia teisminės mediacijos. Bet teisėjai sako, kad žmonės visada nori, kad būtų teisminiai mediacijai būtent teisėjas mediatorius. Ir čia tai turbūt reiktų pasidžiaugti tuo, kad teismai Lietuvoje turi autoritetą. Žmonės pasitikė, žmonės nori medijuotis, medijuojant teisėjam. Bet aš iš tikrųjų gal pati, iš praktikos pastebėjau, kodėl galvoju taip yra. Nes žmonės galvoja, kad jeigu aš ateisiu pas teisėją mediatorių, tai jis pasakys, kaip turi būti. Taip, bet vėlgi tai turbūt ir susijęs su tuo, kad dar mediatoriaus profesija, tie standartai dar formuojasi. Ir iš tikrųjų dar žmonėm matyti ir tas lūkestis, ne visuomet toks realistinis tiesa, tiesiog jiem gali atrodyti, kad taip turi būti, arba jie girdėjo, kad kitiem tai buvo. Tai aš įsivaizduoju, su laiku tai turėtų vis tiek išsikristalizuoti. Ir kita vertus, tai vėlgi priklauso labai nuo situacijos, nuo šalių ir tas
tas pasiūlymo teikimas, arba aktyvus įsitraukimas, sugalvojant tos pasiūlymus, generuojant tas idėjas, tai irgi gali būti kaip ir įrankis, kaip pagalba, nes vieni žmonės kartu su savo atstovais, nes atstovai irgi turi labai svarbų vaidmenį mediacijos procese, yra kūrybingi, jie atviri naujovėm, jie geba įvairiausius sprendimus, net atrodo nerealistinius, apsvarstyti bent jau. O tos naujos idėjos, geri nauji sprendimai gimsta iš to kažko naujo, iš to, ko iki šiol mes nebandėm, tiesa. Kiti yra kaip tik konservatyvūs, jie nori, kad kažkas kitas spręstų. Dar kita yra problema, kad žmonės Lietuvoje, aš jaučiu, kad tos ir atsakomybės prisibijo. Sako, tai kaip mes nuspręsim, taigi čia teisinis ginčas. Taip. Ar mes turim teisę nuspręsti, ar mes galim čia nuspręsti, o iš kur mes žinom, kaip geriausia. Tai vėlgi daug yra tokių nuogastavimų. Tai mediacijos kelyje mes dar turim tikrai tokių iššūkių tam tikrų kaip visuomenė ir matyt visi kartu auksta teisinė kultūra, ginčių sprendimo kultūra, kol mediacija taps tokia nebe alternatyva, o tiesiog tikrai tokių įprastų dalykų, kas kai kuriuose valstybėse užsienį jau yra įvykę. Kai tai nėra tikrai alternatyva kažkam, o tai yra tiesiog dalis ginčių sprendimo proceso. Bet irgi, kaip kalbėjot jūs paskaitų metu, kad Europos ten vakarinėse tose šalyse, kodėl mediacija vis tik yra labai populiarus tas pasirinkimas, nes labai ilgas gilinėjimasis pas juos yra, labai ilgai reikia laukti tų teismų. Tai pas mus dar sąlyginai, aišku, dabar, kai išgirsta klientai, kad ten pirma instancija apie metai, tai kodėl taip ilgai būna. Ypač šeimos ginčuose, nes ten visi nori viską labai greitai išspręsti. Bet tada primenu, kad yra, kur yra dar ilgiau, kur reikia laukti. Bet tai gal iš esmės daugėja bylų, ilgėja procesai ir tada mediacija irgi tampa ta, kur gal eikim ten išnaudokim, kol čia, kad nesineskaluotų. Žinau, žmonės yra tikrai labai pragmatiški. Galbūt šeimoje, kažkokiuose asmeniniuose santykiuose, tai gal to pragmatiškumo mažiau, bet kalbant apie verslą, tiesa, verslininkas tikrai gerai pagalvos, ar jam verta investuoti laiko į mediaciją. Jeigu tas teismas yra pigus ir greitas, jeigu jis susidėliojas procesus taip, kad yra žmonės, kurie atsakingi už teisinių klausimų rengimą, jam visą sprendimą, jam dėl to galvos neskauda ir ar tikrai jis norės asmeniškai įsitraukti, sėdėti, sukti galvą, kaipgi čia išsispręsti tą ginčą. Nepaisant to, kad socialiai žiūrint, tai tikrai yra labai progresyvu ir gerai. Gali būti tam tikri santykiai, kurie jam yra labai svarbus, tiesa, kai jis tikrai pagalvos, taip, aš noriu stengtis, mes galim suremti pastangas ir pasiekti tą rezultatą. Bet jeigu būtų taip, kad tas teismas yra nepatogus, labai lėtas, labai brangus, tai tikrai manau, kad tai būtų akstinas mediacijos skatinimui. Tai turim džiaugtis, matyt, kad mūsų ta teismų sistema yra tikrai pažangi, progresyvi ir palyginus su kitom valstybėm tikrai pakankamai greita ir kokybiška. Nepaisant to fakto, kažkaip atsiminiau, kad liktais tai yra viena iš mažiausiai finansuojamų Europos Sąjungoje. Bet kažkokiais būdais vis tiek mūsų teisėjai geba tą rezultatą pasiekti. Bet kita vertus mediacijai, vėlgi būtų lengviau galbūt, jeigu būtų sudėtingumų teisminiai toje sistemoje daugiau. Bet bendrai žiūrint, tuomet ryškėja kiti mediacijos privalumai. Koks be būtų teismo sprendimas, vis tiek viena šalis greičiausiai išeis iš teismo po teismo sprendimo paskelbimo iš teismo posėdžių salės nuliūdus. Ir tai yra visiškai natūralu, nes turbūt trečiasis asmuo niekada negali išspręsti ginčo taip, kad abiem šalim būtų vienodai gerai. Taip nebūna, net jeigu ir pyragą pjautumėm lygiai per pusę, tas, kuris daugiau miltų ir kiaušinių atnešė kepant tą pyragą, būtų nepatenkintas. Kodėlgi taip, kodėl čia po lygiai, tiesa? Aš norėjau gauti daugiau. Ir mediacija tai tuo ir ypatinga, kad mes labai galim individualizuoti tą sprendimą. Galim labai jį pritaikyti prie tų šalių, prie jų situacijos. Galim labai gerai apsvarstyti,
kaipgi mums seksis tokį sprendimą vykdyti. Yra toks mediacijos pabaigoje, jeigu jau išsikristalizavęs sprendimas, mediatoriai dėmesį turėtų skirti tikroviškumo įvertinimui. Jokiuosi, mes ir strateginio valdymo įrankius pernešami mediacijai, ypatingai verslininkam tai gerai suprantama, labai jam tinka. Kad ir stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizę padaryti to sprendimo. Kur čia silpnos jo pusės, kur stiprios, kaip tas silpnasias pastiprinti. Stengiamės sumodeliuoti visiškai kitokį kokybinę prasme sprendimą, nes teismuose, kaip bebūtų, tai bus pakankamai standartiniai sprendimai ir ne visuomet jie tinka. Ne visuomet jie tinka tam, kad įgyvendinus tą teismo sprendimą, konfliktas išsispręstų, viskas būtų gerai. Tai mediacijoje ta kokybė kita sprendimų turėtų būti, tai visada mediacijoje to siekiam. Ko žmogus atėjęs neturėtų tikėtis iš mediatoriaus? Ko mediatorius negali padaryti? Visų pirma, mediatorius negali padaryti stebuklų. Neturi burtų lazdelės ir iš tiesų, koks profesionalus bebūtų mediatorius, be šalių įsitraukimo, jų aktyvumo ir nuoširdaus darbo rezultato nebus. Nes konfliktas yra šalių ir vis dėlto jos geriausiai žino, kaip jį galima išspręsti, jos geriausiai žino, kas jom tinka, kas ne. Tai vienas toks aspektas, nes kartais gali būti lūkestis, mes čia pasisamdėm labai žinomą gerą mediatorių, tiek daug jam sumokėjom, nesusitarėm, nerado jis mums sprendimo. Tai vis viena tai priklauso nuo ginčo šalių. Kita vertus yra kiti dalykai, į ką reiktų atkreipti dėmesį, mediatorius yra nešališkas. Tai jis turėtų būti nešališkas ir tikrai viso proceso metu. Tai neturėtų būti to jausmo viduj, kažkokio nesmagumo, įtarimo, kad viena pusė yra vertinama kažkaip palankiau negu kita. Ir čia vėlgi yra ir per dėmesio teikimą, ir per apskritai kažkokias ar pastabas, ar laiko skirimą galų gale, galimybių pasisakyti sudarimą, išklausimą, vienodą tiesiog procesinį tokį vienodą statusą tikrai mediatorius turėtų užtikrinti. Tai aš tiesiog iš mediatorių ir veiklos vertinimo komisijos patirties galiu sakyti, kad labai dažnai susiduriam, kad net ir nejausdamas mediatorius kažkur paslysta. Ir žmogus pradeda jausti tą tokį nepasitenkinimą ir tie įtarimai šališkumu, jie paprastai veda prie nepasitikėjimo, o jeigu nėra pasitikėjimo, tai mediacijos procesas dažniausiai ir nutrūksta, jis būna nesėkmingas. O kadangi jau prakalbam apie mediatorių tą veiklos vertinimą, tai į ką žmogus, besinaudodamas jau tą mediacijos paslaugą, turėtų atkreipti dėmesį, galbūt į mediatoriaus tą elgesį, kas galėtų būti tie signalai, kad žmogus tiesiog jaučiasi, kad galbūt čia jau yra tas šališkumas kažkoks ir kur jis tada turėtų kreiptis. Matyt, tai, ką aš jau pasakiau, kas susijęs su ir to laiko skirimu nevienodų, kažkokių laiškų galbūt ignoravimu, ar mediatoriaus kažkokiais direktyviais prašymais nukreiptais tik į vieną šalį. Tai tiesiog manau, kad procese, jeigu mediatorius pristato mediaciją, žmonės išgirsta, kas tai yra, be abejo, mediatorius kalba ir apie tą nešališkumą, bet jeigu procese tai, kas buvo žadėta, nesutampa su realybė, tai matyti yra ženklas, tai tiesiog pastebėti iš pradžių, įsitikinti tuo, o vėliau, vėlgi jaučia turbūt spręsti, ar imtis kažkokių veiksmų ar ne. Iš tiesų, mediacijos paslaugų kokybės valdymo sistemos pagrindinė grandis ir yra būtent skundai, pareiškimai mediacijos šalių. Ir sakyčiau, jeigu mes norime valstybėje sukurti tą tikrai pažangę mediacijos sistemą, užtikrinti profesionalumą mediatorių, tai matyt vartotojų, mūsų klientų nuomonė ir tie skundai, tos abejonės yra labai labai svarbus dalykai. Tai iš tiesų, jeigu yra tokių įtarimų, mediatoriaus tas elgesys proceso metu tikrai netenkina, arba yra kitų akivaizdžių pažeidimų, pavyzdžiui, konfidencialumas, tai yra tikrai mediacijos tokia širdis ir kertinis akmuo. Ir jeigu matom, kad iš mediatoriaus galbūt išėjo kažkokia informacija, kažkas ją sužinojo, tai irgi būtų jau rimtas signalas. Tai kreiptis, kur reikėtų, į Lietuvos mediatorių rūmus. Lietuvos mediatorių rūmai įgyvendina mediatorių savivaldą ir jie taip pat techniškai aptarnauja mediatorių veiklos vertinimo komisiją.
Ta komisija nėra pavaldi mediatorių rūmams, jinai yra sudaryta Teisingumo ministro įsakymu ir joje yra ar mediatorius atstovaujantis nariai ir taip pat yra žmonės skirti, iš visuomenės skirti Teisingumo ministro ir bendrai toj komisijoje darbuojamės nagrinėdami tos skundus. Tai vėlgi tas skundas irgi nebūtinai yra nuosprendis mediatoriui. Praktika rodo, kad didžiulė dalis skundų, taip ir lieka nepatenkinti, nes, tiesiog vėlgi tikrai būna mediatoriaus, kad veiksmus pripažinti pažeidusius įstatymo nuostatas, tai turi nebūti jokių abejonių. Paprastai, labai dažnai kažkokią abejonę sukirba, bet neturime tokių įrodymų, kad galėtumėm pripažinti. Bet jeigu tokių įrodymų yra, tai komisija gali paprastai ir pripažįsta, kad buvo pažeisti teisės aktų reglamentuojančių mediacijos paslaugų teikimą reikalavimai ir gali skirti poveikio priemonę, įspėjimą, viešą įspėjimą, o griežčiausias įspėjimas, neįspėjimas, griežčiausia poveikio priemonė, tai yra pašalinimas iš Lietuvos mediatorių sąrašo, kas reiškia, kad bent jau 3 metus žmogui nėra leidžiama teikti paslaugų. Po 3 metų jis gali vėl bandyti sąrašą įsirašyti. O egzaminą iš naujo perlaikyti jam reikalinga tada, jeigu jis būna pašalintas? Tai priklauso, kiek ten laiko praėjo, nes iš tikrųjų ten ir mokymai, ir egzaminas, berods yra tas 5 metų laikotarpis. Kokius mitus reikia paneigti apie mediaciją? Kokie mediacijos mitai? Matyt, žiūrint, kas tos mitus kūrė. Tai pirmas mitas, kad mediacija visada tinka ir mediacija yra vaistas nuo visų ligų. Tai tikrai ne. Visko būna. Paprastai mediacija tikrai tokia universali yra ir paprastai tikrai yra tinkamas būdas, bet kartais ta eskalacija konflikto yra per aukšta ir visiškai normalu, kad tiesiog žmonėm nepavyksta susitarti. Kokiegi dar mitai? Priklausoma, aišku, tai yra priklausoma nuo šalių taip pat, bet būna mitas, kad mediacija greita. Nebūtinai yra greita. Kartais, kai šalis abi nori susitarti, jų atstovai taip pat turi galimybę skirti laiko čia ir dabar, o ne kitą mėnesį, tai mediatoriai tikrai stengiasi tą mediacijos procesą ir organizuoti pakankamai operatyviai. Bet labai dažnai, jeigu sprendžiami rimti klausimai, sudėtingi klausimai, reikia ir laiko, reikia atlikti ir greta kažkokius kitus veiksmus ir tai užtrunka. Tai ne visuomet mediacija yra tokia žaibiškai greita. Tai čia irgi sakyčiau dar toks mitas. Ir turbūt mitas, kad mediacijoje mediatorius pasakys, kaip čia geriausia spręsti, paprognozuos teismo sprendimus. Tikrai ne visi mediatoriai tą daro ir jų yra laisvė pasirinkti tą darbo stilių, nes tai priklauso nuo tos tokios, gal sakyčiau, filosofijos apie mediaciją, kokia jiem yra primtiniausia patiem mediatoriam. Kokius pavyzdžius galėtumėte iš praktikos galbūt pasakyti ir kolegų praktikos, kad būtent verslo ginčuose mediacija labai pasiteisino? Dėl verslo ginčo labai dažnai atrodo, kad verslas tai jau, taip sakant, biznis yra biznis ir asmeniškumo, emocijos čia visiškai neturi jokios įtakos. Bet praktika rodo ir kas mane tikrai stebina, bet vėlgi stebina tiesiog, gal nėra tai kažkokia didelė naujovė, tiesiog primena, kad visur yra žmonės. Ir ten, kur yra žmonės, ten yra ir asmeniškumo, yra ir emocijos. Ir tikrai dar, sakyčiau, dar vienas mitas, kad verslo mediacijoje emocijų nėra. Tai tikrai yra ir manau, kad tai yra tos geros patirtis mediacijoje, kai tikrai tie nesutarimai yra įsiaiškinami ir kai tie nesutarimai tikrai nesutrukdo juos išsprendus ir toliau tęsti tuos partnerystės ryšius, verslo ryšius ir toliau dirbti kartu. Tai, manau, kad šitas yra labai svarbus tokie aspektai. Kita vertus, mediacijos metu įsiaiškinus interesus, įsiaiškinus daugiau ir apie verslo atstovų, ginčo šalių poreikius, dažnai
sugalvojami tokie sprendimai, kurie yra tikrai nestandartiniai, joks teismas nebūtų tokių sprendimų priėmęs, bet kurie atveria ir naujas galimybės. Kitaip tariant, tas laimiu, win-win, kaip anglai sako, sprendimas yra randamas, kai tikrai abi šalys išeina iš mediacijos patenkintos su tuo sprendimu, kuris jiem yra naudingas. Na tai, žinot, kartais atrodo, jeigu jau sutartis nevykdoma, yra numatytos kažkokios baudos, tai tik tos baudos sumokėjimas ir gali duoti satisfakciją tiesa tai šaliai, kuri savo pareigas atliko tinkamai. Bet galbūt pasikalbėjus, galbūt sužinojus plačiau apie vienas kito veiklą ir taip toliau, gal ne tik ta piniginė bauda, o galbūt kažkokios ar kitos paslaugos ar panašus dalykai gali atverti naujus horizontus, būti abiem pusėm labai naudingos. Tai vėlgi mediacija turi tokį holistinį požiūrį, sisteminį požiūrį ir galima išsispręsti tikrai tokiam praplėtus tą lauką derybinį. Tai aš sakyčiau, iš verslo pusės, tai yra tie tokie privalumai dideli mediacijos. Dabar Lietuvoje privaloma yra tik tais šeimos ikiteisminė mediacija. O kaip galvojat, jeigu, pavyzdžiui, būtų privaloma ir darbo ginčuose arba vartotojų ginčuose? Ir ar tai siektinas yra dalykas? Tai privalomoji mediacija šeimos ginčuose tikrai parodė, kad mediacija nėra svetima ir mūsų kultūrai, nes daug kas sakė, kad čia iš vakarų kažkokios mintis, implantai, kaip ir viskas, tai čia kodėl čia tai, kas tinka kokiem, nežinau, italam, nebūtinai tiks lietuviam. Bet privalomoji mediacija šeimos ginčuose įsiliejo pakankamai natūraliai, duoda tikrai gerą efektą, nes taip jeigu statistiškai žiūrint, aš tiksliai skaičiais dabar operuoti negaliu, bet suapvalinus yra apie 8 000 kasmet ginčų, kurie turėtų būti nukreipiami privalomai mediacijai. Tiesa, iš tų 8 000 apie 4 000, grubiai taip imant apie pusę, realiai tos privalomosios mediacijos ir įvyksta, nes privalomoji mediacija, jinai nelabai ir privaloma. Čia toks nesusipratimas, tas pavadinimas privalomoji mediacija labai klaidina. Taip, jis labai klaidina, nes niekas neprivers tarti žmonių. Ir iš mediacijos gali žmonės bet kada pasitraukti. Tai toks Lietuvoje privalomas yra inicijavimas to proceso, toks pasibandymas, tiesa. Na ir apie 50%, tai apie 4 000 tų mediacijų vyksta, iš jų virš 50% žmonės susitarė. Tai teismai grubiai taip iš to 8 000, 25%, tai ketvirtadalis ginčų teismų taip ir nepasiekia. Tai aš sakyčiau, 25% yra labai labai daug ir tai yra geras rezultatas. Aišku, nuolat ir mediatorių rūmai stengiasi ieškoti būdų didinti skaičių tų sutinkančių medijuoti žmonių, kad jie ne tik inicijuotų, bet jie ir liktų tam mediacijos procese. Yra tikrai tokių ir gerų ženklų, kad po truputėlį ta statistika keičiasi, labai laukiame 25 metų statistikos, nes buvo tam tikrai įstatymo pakeitimai padaryti ryšium su tuo, kad skatinti vis daugiau žmonių privalomojo mediacijų sudalyvauti. Tai tas efektas yra labai ryškus, apie ką galbūt mažai kalbama, bet buvo apskaičiuota, kad tie žmonės, kurie susitarė mediacijoje, jie sutaupo labai daug pinigų. Ir per 2 metus, nes buvo taip įvertinta keletą metų perspektyva, buvo sutaupyta tie žmonės, kurie nesikreipė į teismą, o susitarė taikiai, sutaupė 15 milijonų eurų, kuriuos būtų išleidę teisiniai pagalbai. Galbūt advokatam tai nėra labai gera žinia, atleiskit, bet yra turbūt kitų privalumų, tiesa, nes jų klientai, kurie susitarė mediacijos būdu, jie buvo patenkinti ir jeigu advokatas lydėjo tame susitarime, tai klientas buvo ir dėkingas advokatui, kuris paskatino, kuris, galbūt ir paprotino, kad tuose teismuose, tikrai nėra labai lengva ir, tų išlaidų gali būti labai daug. Tai, tas sutaupimas yra didžiulis, nes per tą patį laiką mediatoriam buvo sumokėta iš valstybės apie 500 000. Tai kur 15, kur pusė, o mes dar negalim apskaičiuoti teismų sistemos tą darbo krūvio sumažėjimą, finansiškai neturim mechanizmų ir su matematikais, analitikais bandėm ieškoti, bet tiesiog negali pateikti duomenų tinkamų tokiem skaičiavimam, visai kitokia ten apskaičiavimo darbo krūvio yra sistema, šiai dienai negalima paskaičiuoti. Tai žiūrėkit, kokie sutaupimai tiesa ir kodėlgi neplėsti. Aš iš tikrųjų labai pozityviai žiūriu tą privalomos
viešosios mediacijos plėtrą. Ir darbo ginčai, aš labai matau aiškiai mediacijos galimybę darbo ginčų komisijos veikloje. Nepaisant to, kad tikrai rezultatai yra neblogi, teismai yra tikrai atlaisvinti nuo individualių darbo ginčų komisijos veikia efektyviai, bet kodėlgi nepadaryti to dar geriau? Nes taikos sutarčių tikrai nemažai yra sudaroma sprendžiant individualius darbo ginčus, bet jeigu būtų pagalbininkai, profesionalai, mediatoriai, tai gal tuose sunkesniuose situacijose irgi būtų daugiau tų taikos sutarčių. Kita vertus, vartojimo ginčai, gal tai nėra mano pasirinkimas numeris 1, nes, vartotojai, nežinau kaip jūs, aš tai tokia neatsakinga vartotoja, man kartais energijos pritrūksta dėl kažkokios, nekokybiško, kokio išdžiūvusio tušo, grįžti į parduotuvę ir tos menkos vertės tą pirkinį eiti į kryžiaus kelius, kad atgautum tos pinigėlius, kas yra labai blogai, tikrai tokio elgesio nereklamuoju, vien dėl to, kad taip nesužinom apie nekokybiškas prekes ir paslaugas mūsų rinkoje, tiesa. Bet, galbūt tai nėra mano pirmasis pasirinkimas, bet aš matau didžiulės perspektyvas bendraturčių ginčuose, kaimynų ginčuose. Jų yra tikrai nemažai ir, vis tiek mes su tuo kaimynu, kurio tvora lipa ant mūsų, turėsim gyventi, turėsim kažkokį kontaktą. Kaimynų ginčai. Tai vėlgi tikrai nėra taip lengva tos kaimynus pasirinkti ir tas nesutarimas, kuris šiandien dėl kažkokios ar tvoros, ar saulę užstojančio medžio, ar lapų nuo medžio atpučiamų vėjo į mano kiemą, tai tie įvairūs ginčai dėl ribų ir taip toliau, jeigu juos spręstumėm taikiau, tai turbūt ir ta kaiminystė, tas santykis būtų geresnis, nes ir tautosakoje sakoma, kad kartais tas geras kaimynas yra geriau už kažkokį yra giminaitį, tiesa, nes tai yra tie žmonės, su kuriais gyvename šalia. Su bendraturčiais iš užklausų aš matau, tikrai labai dažnas yra dalykas, kai nesinori tų teisminių procesų, bet norisi tikrai ir nusistatyti tas naudojimosi žemės sklypais ar kažkokiu nekilnojamu turtu tvarkas ir tie turbūt klausimai yra nuimliausi mediacijai. Kita vertus, turbūt nereiktų bijoti ir verslo ginčų. Postumis toks, pabandyti, paieškoti tų sprendimų, bent jau, pavyzdį galiu pasakyti, Italijoje tikrai prigijo. Kas yra keisčiausia, Italija, kur yra, Europos Sąjungoje, tai, privalomosios mediacijos tikrai toks lopšys ir ten privalomoji mediacija nėra taikoma šeimos ginčuose. Jis yra taikoma įvairiausiose kitose ir daug labai komerciniuose ginčuose, civiliniuose komerciniuose ginčuose. Tai galėtų būti irgi kaip toks įkvepiantis pavyzdys. O dar kas labiausiai stebina Europos mastu, tai jau praplėtus iš ES ribų išėjus, Turkija yra lyderis ir ten labai aktyviai darbo ginčuose, labai sėkmingai privalomoji mediacija veikia ir tai yra toks fenomenas, visi žavimės, bet sako, kad ten tradiciškai tas bendravimas per mediatorių, jie savo bendruomenėse nuo seno turėjo tą tradiciją. Tai jiem tai nėra tokia didelė naujovė. Nes Lietuvai tai vis tiek mediacija dar yra tokia pakankamai naujas dalykas, net jeigu ir 20 metų jau turime ją mūsų teisiniai sistemą. Aš manau, kad yra pas lietuvius tas toksai, kad nugalėtojo ir pralaimėtojo sąvokos labai ir kaip mes nueisim mediaciją. Čia nebus nei vieno tada laimėtojo. Nes turi vienas kažkuris būti. Tai manau, kad šitas gal pas mus labai veikia ir trukdo pasirinkti tą mediacijos kelią dažnu atveju. Nes tiek ir šeimos mediacijose iš tikrųjų, kaip ir sakėte, kad inicijuoti yra privaloma, bet joje būti tai nėra privaloma, nes irgi tie šeimos konfliktai labai dažnu atveju yra labai aštrus ir nori kažkuris išeiti nugalėtojų, tai irgi tą mediaciją žiūri labiau kaip į tai, kad tai čia arba aš ją nueisiu ir gausiu to, ko aš ir taip noriu, arba man ten iš vis nėra ko eiti. Tai būtent ta šeimos privalomoji mediacija, jinai yra apmokama valstybės. Tai gal galit čia paaiškinti šitą principą, kiek žmonės turi laiko tą, kur finansuoja valstybė ir ar užtenka to laiko pasiekti susitarimą?
Taip, tai iš tikrųjų Lietuvos valstybė labai dosni. Aš jau iš mokslinės perspektyvos pasižiūriu, iš tikrųjų mes tikrai tokie pionieriai toje srity, kad tiek finansų skiriama būtent privalomai mediacijai šeimos ginčiuose. Aš žinau logiką buvo tokia, kad jeigu yra privaloma mediacija, tai turėtų žmonėm jinai iš esmės nekainuoti. Tai ta logika vadovaujantis ir buvo modeliuojamas mūsų tas privalomosios mediacijos modelis. Iš tikrųjų žmonės gali pasirinkti. Jie gali pasirinkti, kreiptis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, nepaisant to, ar tai yra žmonės su minimaliom pajamom, ar tai yra labai turtingi žmonės, uždirbantis labai didelės pajamos, bet visiems Lietuvos gyventojams yra galimybė gauti valstybės finansuojamą mediaciją. Ir kitas pasirinkimas yra tiesiog rinkoje rasti patinkantį mediatorių, jį pasisamdyti, tuomet šalis susimoka už mediacijos paslaugas patys ir medijuotis. Tai pasiekmes tos mediacijos yra tokios pačios, galima ir susitarus, vėlgi suforminti tą susitarimą, nesusitarus, vėlgi tas pats mediatorius parengia pažymą, kuri tinkama teismui kaip įrodymas, kad buvo pasinaudota privalomąją mediaciją. Tai ta tokia privati mediacija kartais jinai yra greitesnė, nes vis viena užtrunka paskirimai, visa kita, galbūt ir tas darbo krūvis, prioritetai galbūt ir mediatorių gali būti skirtingi, tai gali būti greitesnis procesas. Žmonės vertina tą galimybę, kad jie gali dar pasirinkti laisvai mediatorių. Bet tikrai didžioji dalis porų, kuriuom reikia spręsti tuos šeimyninius konfliktus, vis dėlto renkasi tą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos administruojimo procesą ir valstybė apmoka jiem iki 8 valandų. Tai apmoka mediatoriam, tiem, kurie teiks paslaugas, ir iki 1 valandos yra skiriama mediacijos inicijavimo procesui. Tai yra galbūt tas darbas, kurio ir nepamato per daug ginčo šalis, bet tai yra mediatorių susipažinimas su situacija, pokalbiai telefonu su abiem ginčo šalim, rašytinio kvietimo dalyvauti mediacijoje tai antrai šaliai, ne tai, kur inicijavo, bet tai antrai šaliai išsiuntimas, laukimas, kol sureaguos ta antroji šalis, tai apie valandą paprastai ir užtrunka mediatoriai, tai suma sumarum. Iki valandos yra skiriama mediacijos pasirengimui, kai mediatorius jau gauna, abiejų šalių sutikimai jau yra ir tiesiog reikia pasiruošti tai mediacijai, rasti ten ir tą tinkamą laiką, apskritai apsvarstyti, kaipgi bus dirbama toj mediacijai ir taip toliau. Iki 5 valandų yra skiriama kontaktiniam buvimui. Tai yra nuotoliu ar tiesiogiai, tai yra susitikimai mediacijos, kuomet mediatorius dirba su abiem šalim kartu, arba gali dirbti ir atskirai, arba gali tai mišru būti. Tarkim, padirbome vieną dieną visi kartu, kitą kartą susitikom atskirai, mediatorius su viena šalim pabendravo, su kita pabendravo ir po to vėl galbūt grįžta į tas bendras sesijas. Mediacijos šio procesas turi daug lankstumo, bet iki 5 valandų tam skiriama. Tai tos 5 valandos nereiktų irgi jų įsivaizduoti, kad ryte jau susitinkam ten ar kokią 10 valandą susitinkam ir jau 3 baigia mediaciją. Tikrai ne, tai yra intensyvus, labai protiškai darbas, paprastai mediatoriai ir dėlioja tai po valandą, pusantros tuos susitikimus. Ir iki valandos taip pat skiriama rezultatų suforminimui. Deja, bet tai tikrai nėra kalba apie sutarties parengimą, tai per valandą čia kokybišką sutartį parengti tikrai neįmanoma, bet tai yra įvairių dokumentų jau suforminimas, išsiuntimas šalims, tai jau mediatoriaus tokia vidinė darbo virtuvė. Tų 5 kontaktinių valandų, nes taip atėmus tos parengiamuosius ir baigiamuosius darbus ir tas valandas lieka 5 valandos, sakyčiau, ir užtenka ir ne, tai priklauso nuo atvejo, bet šalis gali susitarti su mediatorium dėl tos mediacijos pratęsimo ir susimokėti pačios. Tai modeliuojant šitą privalomąją mediaciją, ta valstybės pagalba buvo matoma, kad tas finansavimas yra startas. O toliau šalis mokėsis pačios, bet kažkaip taip dosniai tų valandų buvo atseikėta, kad nemažai atvejų ir užtenka tų valandų. Tai tapo toks standartas, kad tarytum jau per tas 5 valandas ir reiktų suspėti. Bet žiūriu dabar savo kolegų praktiką, vis dažniau žmonės, jeigu jie mato vertę, jeigu mato, kad dar 1 valandų ir mes susitarsim, tai jie tikrai negaili ir patys susimoka už tas papildomas valandas.
Dar pastebėjau irgi gal ką iš šitų privalomų mediacijų, kad visai nemažai elektroniniais laiškais keičiasi ir netgi pastebėjau, kad neskaičiuoja tie mediatoriai jau net to laiko. Atrodo, nori tai padėti tom šalim pasiekti tą susitarimą, kad pasikeiskim čia tais laiškais, pasiderinkim truputį, ne tą gyvą susitikimą, tai dar liks tų valandų. Tai visai pastebėjau šitą, kas, aišku, gaila, nes irgi tas perdegimas gali būti, nes darbas tikrai sunkus, bet ir tuo pačiu kažkaip ir džiugina, kad taip žiūri į tą mediatoriaus tą rolę, būtent, kad iš tikrųjų noras padėti susitarti. Aš čia galėčiau taip atsakyti į jūsų šitą pastebėjimą tuo, kad mediatoriai vis dėlto turi tą altruizmo tam tikrą gyslelę ir turi tą norą padėti žmonėm ir turi tą smalsumą ir turi tą tokį azartą rasti sprendimus. Tai kartais iš tiesų tie pinigai nueina į antrą planą, kai tu matai, kad dar trupučiuką ir jie susitars. Dar trupučiuką šitie žmonės, kad ir įsiskirs, bet įsiskirs draugiškai. Dar trupučiuką jie galės bendrauti konstruktyviai tais klausimais, kuriuos jie turės spręsti bent jau iki vaiko 18 metų. Bet čia mitas, iš tikrųjų, jie turės spręsti visą gyvenimą. Nesvarbu, kiek vaikui metų. Dėl tėvam vaikas visada yra vaikas, tiesa. Ir taip būna galvojama, kad išsiskirs ir to žmogaus nebematysiu. Galbūt, jeigu nėra vaikų, taip, bet jeigu vaikų yra, tai tas investicija į tą santykio atstatymą yra labai svarbi ir kartais tikrai nereikia čia didelių ir pastangų, tiesiog to suvokimo ir suvokimo, kad mes keičiamės ir mes pereinam iš to sutuoktinių statuso, iš mylimųjų statuso mes pereinam į partnerystės statusą, partnerystės auginant vaiką ar vaikus. Tai mediatorius šitam kelyje gali padėti. Kažin, ar čia padės tas mediatorius teisininkas, kuris tą teismų praktiką priprognozuos, bet tas mediatorius, kuris dirbdamas mato kaip siekiamybę tą santykio atstatymą, tikrai gali padėti jiem pasidėlioti tokias bendravimo taisyklės. Tiesiog kaipgi jie ateityje bendraus, kaip jie tą susitarimą pasiektą vykdys, kad nekiltų tų naujų konfliktų ir galbūt tikrai būtų konstruktyvu ir sutikus buvusi sutuoktinį nereiktų pereiti į kitą gatvės pusę ir nusisukti. Tai čia irgi yra toks tikslas. O kaip pati iš praktikos šeimos ginčų matot, kad daugiau ginčijasi sutuoktiniai dėl turto ar dėl vaikų? Kur yra tas klausimas, kur daugiau užsistovimai yra? Žinokit, šiaip bendra taisyklė, kad turbūt yra po lygiai. Kai kuriem yra skaudus labai klausimas turto, kai kuriem vaikų. Bet dėja yra nemažai atvejų, kai šitie klausimai yra supainiojami tarpusavį. Ir turtiniai klausimai, ir vaikų klausimai sprendžiami jų neatskyrus. Ir kai vienas kitam stato tam tikras ir sąlygas, jeigu tu man tą paliksi, aš tada tau tą leisiu. Kalbant apie bendravimą su vaiku ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų liūdniausia. Ir tai yra matyta situacija, kai vaiko interesai lieka dėja, bet kažkur antram plane. Ir taip, tėvai tikrai geriausiai žino apie tuos vaiko interesus, tikrai žino, ko tam vaikui reikia, bet suvokiam ir tai, kad kartais tėvų interesai stoja konfliktą su vaiko interesais. Ir tas įsiskaudinimas, tos emocijos, pyktis, liūdesys, nusivylimas labai dažnai ir sumažina galimybės matyti to vaiko interesus. Tai viena vertus, mediacija čia yra puikus įrankis, nes mediatoriai dirbantys su šeimos ginčais, jie tikrai rūpinasi vaikų interesais ir dažnai labai tėvam atkreipia dėmesį į vaikų interesus. Kita vertus, mane liūdina ir tai, kad šeimos mediacijai dar nėra įprasta praktika išklausyti vaiko nuomonę. Labai dažnai dar gajus toks mitas, kad nereikia vaiko čia į suaugusių konfliktus įtraukinėti, čia reikia slėpti nuo vaiko ir visa kita. O vaikai paprastai žino labai daug. Vaikai girdi mamos pokalbius su kokia geriausia drauge. Vaikai girdi tėčio pokalbius su advokatu. Vaikai girdi tėvų
tarpusavio konfliktavimą, balso pakelimą. Jie susirenka tą informaciją, jiem tos informacijos trūksta, jie prikuria tai, ko trūksta, tai yra vėlgi labai žmogiška ir labai kenčia. Tai mano tikrai toks įsitikinimas, kad pačios skyrybos, tai nėra tas veiksnys, kuris labai kenkia vaikui, bet kaip jos vyksta ir kaip tėvai elgiasi jų metu, tai be abejo vienareikšmiškai gali daryti didžiulį neigiamą poveikį vaikui, jo savivertei, įvairiems dalykams. Tai, man dar tokia svajonė iš tiesų, kad tas vaiko įtraukimas profesionalus, kvalifikuotas Lietuvoje būtų kuo dažnesnis ir tėvai, kad to nebijotų ir kad mediatoriai keltų savo kvalifikaciją arba pasitelktų vaikų psichologus kokybiškam tam vaiko nuomonės išklausimui, nes tuomet ir vaikai jausis įtraukti, vaikai tuomet su tėvais daugiau ir apie tai kalbės, daugiau gaus informacijos pagal savo amžių, be abejo, tinkamai. Ir tai tikrai nereiškia, kad reikės elgtis taip, kaip vaikas mano, nes kartais vaikas, tikrai dar ir negali, nustatyti, kas jam yra geriausia, yra, tie norai, yra ta begalinė meilė abiem tėvam, bet tai yra labai geras informacijos šaltinis. Tai ties to irgi dirbame iš mokslinės srities, iš bendradarbiavimo su vaiko teisių apsaugos specialistais, kad tas Lietuvoje plėtotųsi. O šiaip iš esmės, kaip ir sakot, kad labai retai dar yra taikoma, tai kokia yra priežastis? Ar pas mus, net neklausiu, ar žinau, kad nėra taisyklių sureglamentuota, kad būtinai turi turėti kažkokių specialių žinių. Mes tiesiog žinom, kad taip turėtų būti. Tai ar čia yra, kad mediatoriai patys vengia to bendravimo su vaikais, nes jaučia, kad neturi kompetencijos, ar tėvai labiau nenori, ar čia lygiai tas pasiskirsto? Sakyčiau, yra dvi pusės. Viena pusė be abejo, mediatoriai, ir aš džiaugiuosi, kad jie realiai įvertino savo galimybės, nes tas pokalbis su vaiku, kuris yra tokioje sunkioje situacijoje, tikrai reikalauja labai daug specialių žinių ir įgūdžių, ne tik žinių. Gali viską žinoti, bet ateini kalbėti ir kažkur dingsta tavo visos žinios. Tiesa, tai tų įgūdžių. Tai tikrai jie ir drąsiai apklausose apie tai sako, kad kaip ir supranta, kad tai yra reikalinga ir daugeliu atveju galėtų padėti išspręsti ginčą ir tą tvaresnį sprendimą rasti, bet kita vertus patys nedrįsta. Iš tėvų pusės irgi labai dažnai yra baimė, ką vaikas pasakys, baimė, kad kitas tėvas ar mama nuteiks vaiką. Kartais tai ir tam tikrą pagrindą turi, bet vėlgi tai susiję. Jeigu su vaiku kalbėsis kvalifikuotas specialistas, jis tą nuteikimą, tą vaiko nuomonės paveikimą, jis labai lengvai atpažinti gali. Nes tiesiog ir iš savo praktikos tikrai žinau, kai girdi vaiką kalbant suaugusių žodžiais, kalbant apie advokatus, apie turto vertes, apie panašius dalykus, tai tikrai suvoki, kad tas vaikas, kad tai nėra jo kažkokia nuomonė, kad tai jau yra kažkokie pokalbiai, nuogirdos ir taip toliau. Tai sakyčiau, dvi yra tokios pusės, tai čia reikia tiek tėvus šviesti, matyti apie tai, apie tą vaiko įtraukimo svarbą ir poveikį vaikui pačiam visų pirma, nes tikrai tai yra didžiulis pozityvus poveikis, jeigu kvalifikuotai tas yra padaroma. Tiek matyti, reikėtų ir valstybės įsikišimo per tą tokį sureguliavimą. Vis dėlto tas savieigai palikti, kad sugalvojau ir kalbuosi su vaikais, tiesiog esu gera mama, mane vaikai myli, tai dėl to man atrodo, kad aš galiu pasikalbėtis ir su svetimais vaikais esančiais krizinėse situacijose, aš manau, tai nėra tinkamas požiūris. Tai vėlgi tą pasirengimą nustatyti ir sertifikavus tuos mediatorius, kurie nori dirbti su vaikais, tikrai kodėlgi ne, tai tas ir plėstųsi. Ir tuomet dirbti su tėvais, kaip minėjau. Bet manot, kad reikėtų specialiai išskirti mediatorius, Aš manau, kad pažymėta, aš manau, kad apskritai Lietuvoje sekantis žingsnis, kalbant apie mediatorių kvalifikaciją, tai yra specializacijos. Ir tas mediatorius, kuris jau deklaruoja specializaciją šeimos ginčuose, jis turėtų taip pat būti ir išklausęs tam tikrus mokymus dėl vaiko įtraukimų. Aišku, tai nėra galbūt būtina, jeigu svarstoma galimybė įtraukti tiesiog vaiko psichologą, profesionalų, kuris tą profesionaliai atliks, suformulavus jam tam tikras užduotis, vėliau jį pasikvietus į mediacijos susitikimą ir išklausius tą vaiko nuomonę per tą psichologą, kuris tą ir padarė. Šitoj vietoje gal ir galima tada paminėti komediaciją, nes tarkim, jeigu aš vedu mediaciją, aš
pats negaliu su vaiku, jaučiuosi, kad neturiu kompetencijos, bet žinau, kad mano kolega turi. Gal čia irgi yra variantas. Ir gal galite papasakoti apie tą komediaciją. Tai, kažin, ar tai būtų komediacija, jeigu mes į kolegą, tą, kuris yra kvalifikuotas, turi mokymus tam tikrus išklausęs, ar psichologas pagal išsilavinimą, kažin, ar tai yra komediacija, jeigu mes jį pasikviečiam vienam veiksmui atlikti. Tai čia yra galbūt toks bendradarbiavimas, tokia paslauga. Komediacija tai yra, kai visą mediacijos procesą veda daugiau negu vienas mediatorius. Tai tie mediatoriai dviese paprastai dirbantis poroje, tai jie yra vadinami komediatoriais. Ir komediacija, tai vėlgi turim suvokti, praktikoje kartais nutinka, esu susidūrus su tokiu atveju, kai ginčo šalis sako, kad, viena ginčo šalis sako, kviečiu, norėčiau, kad jūs būtumėte mano mediatorė, aš iš karto taip jau įsiklausau, ką tai reiškia, galvoju, o sako, o vyras ateis su savo mediatorė. Tai teko paaiškinti, kad netaip veikia. Komediacija vis dėlto ne tai, kad šalis atsiveda savo mediatorius ir du mediatoriai pirmą kartą galbūt vienas kitą pamatę pradeda dirbti kartu. Ne, taip nesidaro. Komediacija tai yra mediatorių pasirinkimas. Tai yra partnerio radimas, tokio partnerio, kurį pažįsti, tokio partnerio, kurį iš vieno žodžio supranti, tokio partnerio, kuris vienodai mato mediacijos procesą ir, galbūt tas partneris turi kažkokių ir kitų žinių ir įgūdžių. Šeimos mediacijoje, sakyčiau, labai būtų naudinga ir spręstų daug tokių pasitikėjimo klausimų, jeigu medijuotų komediatoriai skirtingų lyčių. Ir, kalbant apie tradicinės šeimas, vyro ir moters tą sąjungą, tai, iš tikrųjų, kartais jaučiu, kad nerimo kelia, tarkim, vyrui, kuris pats galbūt net ir advokatės moters atstovaujamas, bet jis ateina į mediaciją pas mediatorę moterį, susitinka su savo sutuoktine, be 5 minučių buvusią, kuri irgi atstovaujama kartu, atvykus ir advokatė moteris ir iš viso jau suskaičiuojam 4 moteriškės ir 1 vyriškis. Aišku, balansą galima pasiekti ir kitaip, galėtų būti, jis susirasti vyrą advokatą ar mediatorių vyrą pasirinkti, bet vėlgi sakyčiau, tikrai šeimos tokiuose ginčuose, jeigu tai būtų komanda, vyras ir moteris mediatoriai, galbūt vienas iš jų būtų teisininkas, kitas psichologas, tikrai tai būtų ideali komanda ir jeigu jie, turėtų tą bendrą viziją, matymą, jiem patiktų dirbti kartu, tai rezultatai tikėtina būtų geri. Bet tam truputėlį stabdo ir esamas finansavimas, nes šiai dienai finansuojamas tik vienas mediatorius, tai jeigu šalis norėtų komediacijos, tai jau reikėtų tartis su mediatorium, ar jis turi tokį partnerį patikimą kitą mediatorių ir jeigu turėtų, tai reikėtų tartis taip pat ir šalims dėl to antrojo mediatoriaus paslaugų apmokėjimo. Kaip manot, ar mediacija Lietuvoje turi realų potencialą tapti pirmuoju pasirinkimu prieš einant į teismą? Didžiojo daugumoje ginčų. Aš noriu tikėti, kad tikrai taip. Vėlgi, matyt, čia kokie 5-10 metų yra kritiškai svarbus, kaip ar pavyks suformuoti tą mediacijos instituto įvaizdį, tą pasitikėjimą įgyti visuomeniai, tai čia kiekvieno mediatoriaus indėlis yra labai svarbus, bet manau, kad taip. Kita vertus, gal tai nebus pirmas pasirinkimas visais atvejais, bet tai galėtų būti vyraujantis pirmas pasirinkimas, tai jau būtų tikrai pakankama tiesa. Ir matyt, man būtų didžiulis malonumas stebėti, jeigu situacija būtų tokia, kad visi advokatai, teisininkai sutikę žmogų pirmą kartą konsultacijos metu kalbėtų apie tas galimybės ir pristatinėtų ne kaip kažkokius formalumus, o pristatinėtų kaip tas realias galimybės. Tai, sakyčiau, mediatoriai ir advokatai, advokatų padėjėjai čia turėtų eiti į tvirtą partnerystę ir, užmegzti tuos ryšius, kurie, visada yra mezgami ir, sakyčiau, tikrai pakankamai neblogai išplėtoti ir dabar, bet aš visada ir Lietuvos mediatorių rūmams siūlau ir su advokatūra plėsti bendradarbiavimą, nes kaip bebūtų, advokatai, advokatų padėjėjai, tai yra stiprus mediacijos sąjungininkai. Ir, jeigu tas procesas
juos tenkins, jeigu jie matys, kad mediacija realią naudą atneša jų klientam, tai tikėtina jie ir rekomenduos. O klientai, ne kasdien mes susiduriam su teisiniais ginčais, kaip paprasti žmonės ir ačiū Dievui. Ir paprastai, tikrai tada žiūrim didelėm akim į teisininką savo, ką man dabar daryti. Ir tas jo patarimas yra labai vertingas. Tai vėlgi, čia yra tokie kintamieji, nuo kurių, sakau, ir priklausys matyti, ar tai bus vienas iš pirmųjų pasirinkimų, ar liks tokia alternatyva, nišinis tam tikras dalykas ir nebus plačiai taikoma. Taip kad pamatysim, kaip susiklosti. Potencialas yra. Ir kaip manot, ir ko galbūt jūs norėtumėt, kad dabar artimiausiu metu, kas būtų pasiekta būtent mediacijos pačiame procese, galbūt kažkoks įstatymų pakeitimas, kad būtų greičiausiai ir artimiausiu metu įvyktų ir būtų priimtas. Mes visiškai nepalėtėm šito pokalbio metu mediacijos baudžiamojo justicijai. Visiškai yra Lietuvai naujovė, akis didelės baudžiamosios justicijos specialistų, ar tikrai, ar mums čia to reikia, bet kaip tik teko šiom dienom ir pastabas teikti dėl įstatymo projekto, kuris dar Seimo nėra pasiekęs, jis yra prezidentūros iniciatyva rengiamas ir matau, kad jau rėmas tam tikras dėliojasi ir vizija tam tikrai jau atsiranda, be abejo dar vyksta tas įvairūs derinimai su socialiniais partneriais ir mano didelis noras, kad mediacija būtų ir ten, kad padėti nukentėjusiems asmenims, gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, vėlgi padėti sudaryti sąlygas, atmosferą ir nusikalstamą veiką galbūt padariusiam asmeniui, ir atsiprašyti ir paaiškinti situaciją, susitarti dėl žalos atlyginimo. Tai yra dar tas sritis, kur Lietuva visiškai žengia pirmuosius žingsnius, nors, tarkim, Skandinavijoje, kitose valstybėse tai yra labai labai išplėtota ir duoda didelę socialinę naudą. Tai būtų mano toks galbūt didžiausias noras. Jeigu žiūrėti mediaciją civilinėje ir administracinėje justicijoje, tai su administracinė justicija mano noras būtų, kad tie mitai apie mediaciją būtų išsklaidyti ir ten yra viešajam administravime yra labai gajus toks mitas, jeigu yra imperatyvus teisinis reguliavimas, nėra čia ko eiti tą dialogą. Bet, kodėlgi nesusėsti ir nepakalbėti apie tai, koks tas reguliavimas yra, kokios yra galimybės ir nepaieškoti alternatyvių interesų tenkinimo būdų. Tai čia matyt mentaliteto pasikeitimo klausimas, o dėl mediacijos civilinėje justicijoje aš sakyčiau, kad teisinio reguliavimo gana, visko mes turim, jis pakankamai yra pažangus, aš tikrai negalėčiau parodyti kažkokios nuostatos, kuri trukdo. Tai matyt, čia kalba eina apie švietimą, apie tinkamą, gerą, tikrai aukšto mediacijos paslaugų kokybę ir toliau jau iš lūpų į lūpas tas gandas apie mediaciją bus. Nes mediacija, jai ne tiek yra svarbus tas teisinis reguliavimas, kiek pati praktika. Tai manau, tos sėkmės istorijos, tie pasidalinimai, kad mediacija būtent padėjo ir tikrai sutaupyti ir laiko, padėjo statyti tą santykį, tai yra svarbiausi dalykai. Tai norėčiau, kad to būtų kuo daugiau ir galbūt rasti tą platformą, taip pat ir dalinimuisi tomis sėkmės istorijomis ir paraginimui galbūt ir tų žmonių, kuriem pavyko susitarti, dalintis apie tai su kitais. Ačiū labai, Agne, už pokalbį. Tai tikrai ačiū apskritai už tokias gražias iniciatyvas, kad apie mediaciją norit viešinti ir prisidedat prie to labai svarbaus dalyko, būtent viešinimu. Turim partnerių Fruitberry dovaną. Čia yra liofilizuotų vaisių ir daržovių tokie rinkinukai ir iš esmės visoj skubioj ir užimtoj dienotvarkėj padės susirinkti reikiamą kiekį skirtingų vaisių ir daržovių. Taip pat... Ačiū labai, ragausim. Taip pat partnerio Kanumo gaminamas fermentuotas gerų bakterijų gėris. Tai puikus gėrimas iš tikrųjų pasistiprinti imuninę sistemą, veiklą visą žarnyno, kur, kaip sako, yra antros mūsų smegenys, kad viskas veiktų tinkamai ir padėtų ir toliau dirbti. Taip pat mūsų partneris Mark ID dovanoja 300 €
kuponą naudotis būtent kvalifikuoto elektroninių parašų paslaugoms. Manau, kad tikrai naudojat savo darbę kasdienoj, tai manau, kad puikiai Ačiū labai. pasinaudosite. Ir taip pat klinika jų inovatyvus požiūris iš esmės yra iš tikrųjų į sveikatingumą. Tai dovanoja 50 eurų čekį, tai tikiuosi, kad rasit ten tinkamą paslaugą. Tikrai labai daug įvairių yra ir įvairių masažų ir sportų įdomių visokių, tai tikiuosi, kad patiks. Labai maloniai nustebinot, tiek dovanų. Ačiū Jums labai. Ačiū, Agne, labai, kad sutikot pakalbėti. Labai buvo įdomu, galėjom dar kalbėti ir kalbėti. Dėkui, dėkui.